Tavo mintis iš tikrųjų nėra tavo mintis. Tu jų negamini, tu jų nekontroliuoji, tu jų nevaldai ir tu nežinai, kokia bus sekanti mintis. Taip pat kaip ir tavo kūnas nėra tavo kūnas. Tarkim, tavo panižo žandą, tu tiesiog pasiėmi ir pasikastai. Tugi negalvoji, kad tu pakelsi būtent šitą ranką ir būtent va šitą pirštą judinsi. Kodėl ne šitą? Kodėl ne šitą? Taip pat kaip ir einant, tarkim, kažkokia kliūtis tau po kojom, tu parklumpi, tavo kūnas susigaudo pusiausvyrą automatiškai pats. Tu tame procese nedalyvauji. Susimąstyk apie tai. Tu esi tik stebėtojas. Dabar aišku, tu lauki, ką pasakys Petras. Deja, šitame video Petro nebus. Vis tiek lauki, ką pasakys Petras. Sakau, nebus. Nu nebus Petro. Taip, tu tik nepirktų man proto, žinai, neįbejuoki. Nu gerai, Petrai, tark žodį. Nu, aš matau, kad čia pusė durnelių susirinkę. Pusė tokių debiliukų, kuriem nesupranta. Petrai, ne visi nesupranta, tiesiog apie tai negalvoja. Tai aš jums paaiškysiu, jeigu jums nedaaišku kitiem, tai viskas aišku. Esat viskas aišku ar neaišku. Jeigu neaišku, tai šauk savo į galvelę, kad tu durnas esi. Ir viskas. Bet jeigu tu į savo galvą šausi mintį, kad tu durnas, tai nereiškia, kad čia tu ją šovei. Tai esi durnas. Ir viskas.